Nu ką, 9 ryto, antradienis, išjudam iš Kauno. Šiaip, iš tikrųjų, sudarant naujų metų planus, vienas iš planų ir tokia mintis, iš tikrųjų, kad kaimukui reikia skirti daugiau laiko. Ką tas reiškia? Reiškia, kad pasistengsiu, nežinau kaip, bet pasistengsiu per savaitę skirti vieną dedikuotą dieną būtent tam kaimukui, nes jeigu ir toliau tai bus, kad ten po vieną du atvažiavimus per mėnesį ir atsitiktinai, pribėgtinai, tai to namuko aš iki savo gilios senatvės nepabaigsiu ir nieko ten nepadarysiu. Tai mintis yra tokia, kad iš tikrųjų tiesiog skirti vieną dedikuotą dieną būtent namukui nuo ryto iki vakaro, kad ten kažką tai koncentruotai, konkrečiai, be jokių ten pasivažinėjimų nuvažiuoti ir dirbti darbus, nes priešingų atveju, kaip ir minėjau, bus ne kaži ką. Tai šios dienos tikslas yra koks. Iš tikrųjų, tada tos metalinius profilius nusivežiau, bet jie ten taip ir stovi ir laukia savo eilės. Ir pradėjau ieškoti stripų pjaustamų M12 ir pasirodo, tai yra šiuo metu kažkoks tai biškį deficitas. Depo neturi, moki veži neturi, senukai neturi. Pas kai kurios kaina kosminė, bet nežinau kaip atsitiktinai užėjau į Litagrą ir radau Litagroj. Tai vat M12 stripai 2 metrų, cinkuoti, vienas vienetas 2,90 €. Tai vat, tai dar nusipirkau poveršlių, nusipirkau dar ką tik užsukęs į depo ir veržlių su dantukais, kad neatsisuktų, neprisisuktų. Na ir aišku, nusipirkau gręžtą. Neradau SDS-inio gręžto medžiui, nes nežinau, gal tokių nėra. Tai pasiėmiau tiesiog 14 SDS-inį gręžtą betonui, kokį radau pigiausią. Manau, kad jeigu betoną ima, tai medį jo labiau ims. Tai va su tuo ir tiesiog pasidarysim skylės, bandysim prasigręžti. Tai iš tikrųjų šios dienos tikslas, nežinau kas gausis, jeigu nieks nesutrukdys, tikiuosi nesutrukdys. Tai mintis yra kokia. Kaip ir praeitam vidosike minėjau, noriu pabandyti susitvirtinti tuos kampus. Tai važiuoju, pasiėmiau parfūrą, iš vidaus pabandysiu atsidaužyti kažkokią tai dalį tinko kampuose. Tada nusipjausiu, kiek ten yra man per ilgi tie metaliniai profiliai ir su tais stripais tiesiog besiu, nežinau, žiūrėsiu pagal situaciją, kiek ten reikės tų skylių ir tos profilius tiesiog pritempinėsiu. Ir žiūrėsiu, man esmė iš tikrųjų yra kokia, kad tie kampai nesukristų, bet jeigu aš ten surišu viską į krūvą, galvojant logiškai, turėtų tas kampų kritimas tikrai sustoti, nors jisai ir taip nekrenta. Ten tie rastai laikos viens ant kito, tiesiog kad tie kampai kai kurie yra kiauri. Bet mano probleminis kampas realiai, kuris yra kiaurai išpuvęs, tai yra vienas, visi kiti kampai, tai ten iš tikrųjų, manau, netgi su medienos profiliais, juos suveržiant, sutempiant, ten tikrai dar 100 metų tas namukas atstovės. Tai va, ir galų gale šiokia tokia biškai išgryninta mintis, tai yra ta, kad dėti medinius profilius, dėti akmens vatą, pasididinti angas langams ir tempt prieš vėjinę plėvelę, tada fasadą kalt mediniam lentom ir viskas. Ir tokį vat palikti. Aišku, tik tai reikės dar pasijotubint ir pasižiūrėti, ką galima būtų padaryti nuo tų visų griaužikų, nes jie kaip lindo, taip lys. O aišku, ten laikinas sprendimas, ten testinis variantas buvo, kad nes daug teritorija yra stiklo, to stiklo pamalus padaužius, sukišti į tas praėjimo angas, kur ten tos žiurkės praeina. Ir viskas, nes, nežinau, vieną vietą taip buvau užkišęs su tais stiklais, ta prasme, purvo, stiklo toks mišinys, tiesiog ten pritrombavau ir žiūriu, kol kas pro tą pačią vietą nelenda. Tai, manau, kai pradeda iš naujo kapstyti savo urvus ir tas stiklas vis tiek duoda poveikį. Tai vat kol kas tiek. Ir iš tikrųjų dar dėl disko.
medžiui pjauti, kur ten tada krūmynam nepaėjo, žodžiu, nuvežiau į tą įmonę diską, iš kur buvau pirkęs, prašiau, kad pagalastų, bet, žodžiu, jie ten negalando, nu tai tiesiog pasiprašiau, kad duotų man pasižiūrėti, kaip tas originalus diskas atrodo, tai pasižiūrėjau, dantukai eina viens į vieną pusę, kits į kitą, tai čia vieną vakarą savaitgalį tiesiog sėdėjau ir bandžiau, tai su ta dilde tos kampus nuzulinau skirtingom kryptim, tai vat pasižiūrėsim iš tikrųjų vietai, kaip ten tas dalykas gausis ir kaip kas. Šiaip bent jau pirštakai kabėjo, tai tikrai pakankamai atrodo aštriai, bet kai nuvažiuoju pjaut, pasirodo, kad įvelnė nepjauna. Tai vat šiandien irgi pasižiūrėsiu iš tikrųjų pirmą einu iš tikrųjų prie namukų, o paskui eisiu prie medienos. Ir vat tiesa dėl pačios teritorijos dar, iš tikrųjų tokią dar vieną mintelę turiu, mes čia ir taip. Turiu mintį iš tikrųjų pasistatyti atskirai pirtį. Nors pradinis mano noras buvo, kad būtent tam pačiam namukė, vienam kambarį, o tam, kur praeitam video rodžiau, kur yra išluptos grindys, ten galvojau pasidaryti pirtį, bet. Tai va, mintis yra pasistatyti pirtį, pasidariau ten tokią vizualizaciją pirties 3x6, per pusę tiesiog skelt, pusę palikti būtent pirčiai, o kitą pusę tokią tiesiog kiaurų raštų iš lentučių susidėti sienas aplinkui ir, sakykim, ten kažkada gal ateityje galbūt pasistatyti toj vietoj kubilą. Tai tiesiog vat, tokia mintis ir galvojau, labai noriu, man aš čia kelis pirčių pardavėjus irgi pravažiavau, pažiūrėjau, kas ten ką chebra gamina, tai vat, iš tikrųjų noriu, kadangi ten yra gamta, nėra ten kam ir į ką žiūrėti, ta prasme, kaimynam. Tai vat pirties gale iš tikrųjų noriu per visą pirtį, sakykime, 3 metrų galbūt, gal 2,5 pločio ir per visą aukštį tokį vieną stiklo paketą. Čia kadangi pas vieną žmogų buvau pasižiūrėtų Fachwerko stiliaus namų ir ten būtent langų montavimas vyksta be rėmės, o tiesiog stiklo paketas, tai irgi galvojau tokią mintį, tik tai pasižiūrėti, kaip ten iš tų lentų, kokį ten buterbrodą pasidaryti, kad tos langus galima būtų suleisti, išfrezuoti ten tą kantą ir va tokia mintis. Tai iš tikrųjų norėtųsi tos pirtelės, kad nuvažiuot, pasižiūrėjau irgi skelbimuose, tikrai yra žmonių, kurie gamina tuos pirčių krosneles ir tikrai ne tas, kur parduotuvėse ten po 2-3 tūkstančius eurų, ten šis marazmas, tai bet yra po 3-400 eurų, aišku, ten su priedais gausis brangiau, bet tai ten tikrai ne po porą štukų už tą krosnelę. Man grožio nereikia, man reikia, kad jinai veiktų. Tai va, dabar ką? O dar čia toks geras pusvalandukas ir būsiu sodybėlį. Iš tikrųjų, kadangi čia liktai kelintą dieną nelyja, tai aš labai tikiuosi, kad nebus ten žiauriai šlapia, nes vis pasižiūriu į kalendorių ir laukiu, kada atšals, kada ta temperatūra bus kažkiek tai, dabar, sakykim, rodo 0, bet laukiu iš tikrųjų minusiuko, kad ten tais laukais jų ten visiškai neišart, bet kad to minuso vis nesulaukiu. Tai galvoju, okei, sėdu, šiandien važiuoju, tiesa dar įsimečiau dujinį pečių, galvoju, jeigu viduj dirbsiu, tai ten mano anas pečius dar yra eigoj, ten reikia iš tikrųjų keletą koklių pakeisti, tai ardysiu vieną pečių ir iš to vieno pečiaus imsiu, jį panaudosiu kaip donorą, kad atkelti kitą pečių ir iš tikrųjų reikės gal kokį kartą ar į Aleksoto turgų nulėkti ar kažkur tai pasiieškoti viršutinių tų rinkių vadinamų. Reiks iš tikrųjų reikia prisiminti, kad reikia pasimatuoti iš tikrųjų tą viršų, kokio ten yra dydžio, kad pasižiūrėti, žodžiu, rasti ar naudotą, ar galų gale galbūt ir naują, nes kai kurie dalykai nauji yra pigesni negu kad tie šrotiniai tokie. Tai va ir nusipirk pasikeisti, nes ten tie rintiniai, jie praktiškai jų kaip ir nėra, nes matyt sudegė, nes aš atsimenu kaime pas irgi būdavo ta pati problema, kai pastoviai kūrendavo, maistą gamindavo, tai tie rintiniai špižiniai greitai jie išdegdavo. Na, šiaip taip, iš tikrųjų, šiandien vos davažiavau iki sodybėlės. Tai
nežinau, ratai tai visi aplipę. Šonai dar nelabai, bet turbūt iš kokio 4-5 kartą pavyko tos dumblynus įveikti. Iš tikrųjų ten slėniai žiauriai yra šlapia ir sunkus atvejis dėl to, bet kažkaip žiūriu čia dabar jau važiavęs į kiemą. Matyt, gal vėjas smarkus buvo, nes mano namuko kraštą nuskraidysios yra čerpės. Ne namukas, čia tas mūsų žemynė tokia. Čia kažkaip palėžymės, čia kažkas matyt ateina, atšliaužia, kažkas čia būna. Kažkas gyvūnėlis lankosi. Tai va, bet šiaip visumoj oras šiandien visai neblogas. Tikrai žymiai geresnis nei praeitą kartą. Tai va, renkuosi įrankius ir krausiuos į namuką. Bandysiu čia kažką pasidaryti šiandien. Žiūrėsim dienos eigoje, kas čia gausis. Opa, tik tai skraida iš bagažinės. Dar čia tais laukais iš tikrųjų pasitrankyt, pasibaladuot, bet davažiavom. Tai vat, renkame šmutkės ir kraunamės viską. Nu ką, nėra čia taip baisiai. Baisiai šilta, bet nėra ir baisiai šalta. Tai drėgmė vis tiek jaučiasi. Tai vat dabar mintis yra kokia. Beje, šitą dujinį pečių radau vienam iš savo kraustomų būtų. Tik tai kartais į kol užkuria. Užtrunka laiko. Nu va, pečių pagaliau pavyko užkurti. Tai tas tegul šyla, toj pasieks savo darbinę temperatūrą. Šiaip aš tą pečių rudenį naudojau ir pas tėvus namuką tvarkydamas. Tai užsikuri, gan greitai pasiekė temperatūrą ir greitai aplinka sušyla. Tik tai vienintelis minusas tas, kad iš tikrųjų kai dega smirda. Tai reikia geros ventiliacijos. O čia, kadangi sienas kiauras turim, tai manau ta ventiliacija bus pakankamai nebloga. Tai va, dabar kokia esmė reikia čia biški apsitvarkyti šitą visą esantį bardaką. Nu va, elementas pradėjo raudonuot. Keičia. Tokiu garas iš burnos eina. Kokiu 10 minučių bus šilta čia. Per gerą pusvalanduką nusardžiau šitą kampą, dasimušiau kitos vadinamos trišotkės. Dulkė, aišku, develne. Ir biškį ir kaukės prireikė. Ir pasidariau langus duris, kad tas dulkės prapūstų vėjas biškį, nes čia toks panašu, kad kalkių smėlio mišinys, nes su parfūru biškį baksteli ir viskas krenta. Tai dabar tikslas yra koks. Dar nusilupti šitas vištveles, aišku, čia tų vinių tai bus beprotiškas kiekis. Tai va, dasimušti iki pat medžio ir tada žiūrėsim, pradėsim nuo šito kampo, nes šitą apsaugos skydą reikia. Man kaip tik pasižiūrėjau, kad daugmaž, nes noras yra koks. Noras yra tą metalinį kampą kampuoti dėti ne į kraštą, bet
bet palikti čia galima būtų prisukti tą medinį brūsą, tai nežinau, per 20-30 cm nuo kampo šitoj vietoj ir realiai šitoj, bet ten gaunas, kad už sienos iškart eina mano apsaugos skydas, tai vat reikia jį nusimontuoti, reiks persikelt kažkur į kitą vietą ir žiūrėti, nes čia, jeigu tarkim žiūrint, ne tas rastas per 5 comus yra išėjęs į sienos, tai nežinau, kaip čia pavyks atgal į sieną sukišti, nes taip pat žiūrint, šiaip realiai manyčiau, kad galbūt čia ne tik tas rastas, bet vat ir tie langai jau patys, tie rastai va taip pat yra labiau išvirtę. Žiūrėsim, jeigu, nes reikia nusibaladuoti tiek vieną kampą, tiek kitą, tai dabar pradėjau nuo vieną, reikia paieškoti atsuktuvą iš tikrųjų, nes šitą skydą prisukau taip, kad dabar tik jį nulupsi, bet vis tiek reikia kažką tai pasidaryti. Vinių ilgumas tai nepagailėtas, čia manau po kokius 4-5 cm. Beveik kiekvieną mišrelę sukaltą, tai čia bus reikalų, ko nulupsi viską. Taigi, dar valandėlę ir nudražiau visą kitą sieną. Iš tikrųjų, nelabai planavau, bet galvoju, okei, tai vis tiek taip reikės tą pasidaryti. Tai tuo pačiu metu, žodžiu, visas grūzas sukrito žemyn, tą sieną pradėjau ardyti, čia pradėjo mane nervuotas skydas apsaugos, tai tą nusiėmė ir visą kitą. Bet šiaip pat įdomus dalykas yra kame, kad čia kur yra siena, šita būtent. Aš čia nenoriu jos kol kas labai daužyti, bet panašu, kad jinai yra išmūryta iš plytų. Tai jeigu jinai taip iš tikrųjų ir yra, tai žiūrėsim, ką su ją iš tikrųjų daryti, nes mano mintis buvo kokia. Ir šiaip, vizija tokia. Šitą sieną nafik visą nugriaut, išsilupti visas tas lentas iki pat stogo ir pačiam viršui pasidaryti čia kažkokį užlipimą, tokia, kad būtų kaip miegama dalis. Ten mačiau vienas YouTube irgi filmuoja, vyrukas deda, tai man ta ir plus troba yra toks irgi tik tokia kanalas, kur žmonės irgi, tai man labai iš tikrųjų ta mintis patiko ir plus čia jau kaip ir rodžiau, tie balgiai labai gražiai nusivalo, nusišveičia, tai dingus tom visom lentom palikti būtent tos balkius, jie man iš tikrųjų labai patinka. Tai dabar klausimas iškyla, jeigu čia mūras, ar nebus taip, kad tie balkiai ant to mūro laikosi. Tai iš tikrųjų reiks kur nors kampuką ten gražiai atsimušt, pasižiūrėt. Ir jeigu tie balkiai laikosi ne ant to mūro, tai greičiausiai ta siena eis lauk. Tai čia, čia toliau lupuosi. Dulkė, aišku, belė kiek. Bet. Tai tas ličtveles visas nusilupu lauk, tą kampą. Dabar vienu metu tiesiog varysiu viską čia. Nusidrošiu, ir pabandysiu iš tikrųjų, žiūrėsiu, bandysim tą kampą tvirtinti. Pasakysiu tokį dalyką. Iš tikrųjų su to kampuku, blemba, privargau kai šuo. Dėl to, kad cvekų, kas čia kalė, tai tikrai nepagailėjo. Nes to velnio čia Jėzus tu mano. Blogiausia yra su apačia, nes faktas yra tas, kad grindys buvo padarytos po to, kai atsirado sienos. Pirma buvo padarytos sienos, paskui atsirado grindys. Ir esmė yra tokia, kad tos ličtvykės, jos yra prikaltos kažkur tai po grindim, tai tiesiog lupi degtukais. Ir iš tikrųjų ir kelienais, ir vienaip, ir kitaip, ir žiauriai iš tikrųjų pavargau. Su to kampu, kol aš jį čia apsitvarkiau, į centrą trobos pradėjau kraut grūzą, nes realiai kol kas nežinau, ką su juo darysiu. Yra mintis čia tam kambariukai, kur prieš tai video rodžiau. Čia galbūt būtų mūsų vonia ar kažkas tai tokias. Bet dabar čia versti grūzą ir paskui jį vėl iškasinėti, iš tikrųjų yra visiška nesąmonė.
esmė yra kokia, kad daugmaž reiktų pasiplanuoti, sakykime, kur stovėtų dušas, kur stovėtų tūlikas, ane, ir vat išsimėtyti bent jau vamzdžius, prasikasti kanalizacijos ir tada galima būtų čia versti tą grūzą. Nes priešingų atveju iš tikrųjų čia tikrai būtų visiškas marazmas, kad dabar viską suversti čia ir paskui vėl iškasinėti. Ir aišku, čia su šiferiu neprinešiosi, reikia irgi pasižiūrėti, reikia nusipirkti karučių ir su to karučiu čia pastakantis. Ir plius čia žiūriu, toj patalpoj yra šlapios lubos, o ten vienoj vietoj yra stogas kiauras, tai matyt pro ten ir varva, nes matos prilašėja. Tai vat iš tikrųjų, va, kažkaip nebuvau atkreipęs dėmesio, va čia vat irgi būtent yra siena iš plytų išmūryta, tai vadinasi ta centrinė, va čia matosi rąstai, vadinasi eina taip, o ta pertvarinė yra išmūryta iš plytų. Tai va tas plytas irgi bus matyt, ką čia padaryti. Gal tas pertvaros grius ar kažkas tai tokio. Bet kol kas tai reikia iš tikrųjų prisėsti, nes jau kojos rankos dreba, o ką reiškia, kai nesipratęs dirbti fizinio darbo. Tai va, biškį pailsim ir toliau į darbus. Nu, prasibėdžiau sieną, daugmaž vat mintis yra tokia. Čia dar palikti vietos impulsam. Čia biškį toliau padariau nuo lango, čia gaunas metras. Biškį toliau nuo lango, nes galvoju, jeigu ten langus didinti ar kažką. Bet situacija yra tokia, vat jeigu žiūrėt šono, tai vat kuršios praktiškai rodo akį. Bet sienos tai akies visai nerodo. Tai vat aš dabar galvoju, ką čia daryti. Tas mintis tokia kilė, iš tikrųjų, irgi ten iš tų įdosių, ką aš mačiau internete. Galvoju, jeigu aš čia atsiveščiau bankratą, vat į šitą remčiau. Galbūt eitų biškį slystelt tos pastus, sakykime, sutampius. Jos eitų gal sutempti, bet irgi klausimas, ar čia tikrai taip gautis. Va, tik kol kas dabar nežinau, ir iš tikrųjų biškį pasirodo, kad ta skylutė nėra 14-12, čia greičiausiai bus 10-tukas. Tai reiks nusipirkti iš tikrųjų grąžtą metalui ir kad tas skylės biškį prasididintoj vietoj, kur varžtas. Tai va, atstumas ranka telpa 2-3 cm. Čia rąstų, manau, mes šiek tiek neištampysim. Jeigu ištampysim, tai paskui geometrija rodys šūdą. Tai vat kas tiek, tai čia reikia dar pamastyti, kas ties šito klausimu sustojo. Ir žiūrėsiu, ką čia daryti iš tikrųjų šitoje vietoje. Na, iš tikrųjų dar biškį išbandžiau, užsidėjau pjūklą, kad ir sunkiai, bet po truputį šiek tiek pajudėjau į priekį. Čia dar tokią krūvelę susipjojau ir nežinau, žiūrėsiu, jeigu dar pavyks kokį kartelį šią savaitę prilėkti, tai greičiausiai išsinuomosiu normalų benzopjūklą ir vienu užėjimu iš tikrųjų apeit visą tą tvenkinuką, apsipjauti. Nežiūriu dabar, kaip pakilę gruntiniai vandenys, tai vat tvenkinukė netgi po truputį ten ant dugno vandens yra. Ir aišku, čia tas džiunglynas aplink augantis, jisai čia vandens kiekiui naudos tikrai neprideda. Tai vat, ir tas vat medis didžiulis, čia net nežinau, nei čia obelis, nei čia kas, tiesiog auga. Ir manau, kad tos šaknys ten tikrai, bet šiaip šito medžio tai kol kas nesinorėtų nusipjauti, nes čia vat viena tokia didesnė šaka yra. Tai galbūt čia prie tvenkinio galima būtų pasidaryti supynės ar į vieną ar į kitą pusę. Tai va, iš tikrųjų pradeda jau temti ir atvirai pasakius, šiandien jau kojyčių tai beveik nenešu. Jau nusiknisau kaip šuo, bet. Tai va, iš tikrųjų, ką, reikia pradėti rinktis vėl krautis šmutkės į mašiną, nes čia nepaliksi vėl visą savo turtą susidėti ir parsivežti į garažą saugiai. Nes čia, kad ir vienkiemis, bet žmonių irgi atsiranda tokių, kuriem rankas niežti. Viskas, turim 4:30.
tikrųjų to, ko man reikia. To, ko, sakykime, negaila būtų prarasti. Nes iš tikrųjų čia tokių daiktų kaip ir nėra. Tai aš palikau namukę. Ką, po truputį kapstysimės. Spausim iš čia, žiūrėsim. Iš tikrųjų, atvažiavau tai gan saugiai. Tikiuosi bent jau pavyks išvažiuoti lengvai, nes iš tikrųjų ant savo čia įkalnės blemba, kai užklimpau, bet padariau klaidą, kad pernelyg lėtai važiavau, neįsibėgėjęs ir užstrigau. Tai dabar jau tos klaidos nebekartosiu. Eisim biškį iš jėgos, iš karto sujungti 4 ratai. Ir tikiuosi viskas gerai, bus nenori čia labai tų pievų išarti. Ir nenori to pačiu savo keliuko išvaguoti. Vienas kalniukas įveiktas. Sugalima įsivėsi tokia pačia įkalė, tokia nemaža bala. Reiktų iš tikrųjų parinkti arba grūzą, arba akmenų ir tą duobę čia užkapstyti. Net vangai nuo manęs rasoja. Visas užkaitęs. Bet čia nelabai čia gražiai tą ūkininko lauką, bet ką padarys, jis negražiai per mano kiemą važiuoja. Taip, su pagreičiu gražiai nusileidom. Tai va, iš tikrųjų, pagrindinė mano problema čia yra kelias. Turėčiau aš kelią, galima būtų normaliai, tvarkingai čia kažką tai darytis, bet su keliu yra problema. Problema yra ta, kad ūkininkas čia tą kelią vis bando užarti. Tas pasilikęs pakraštukas ir nenori tenka malt per ūkininko pievą, nes čia vienoje vietoje toks gaunasi kelias ir to pačiu griovys baigėsi ir čia galima ir pakliūti. Nu ką, malsimės dabar į pagrindinį ir didįjį kalną, kuris visą laiką čia pridaro problemą. Taip, šį kartą malsim tiesiai per jo alą. Važiuojam techninės vėžės ir važiuojam lauk iš savo sodybėlės. Tai vat, planas chuliganas yra toks, kad jeigu pavyks šią savaitę, dar iš tikrųjų norėčiau dar kartą atvažiuoti į sodybą, tikslas būtų koks. Tai vat, dasipirkti dar tų porą knaufinių profilių. Tai yra pirmas dalykas. Nusipirkti, aišku, grąžtą metalui, kad ten galėčiau tas skylės išsididint, nes kažkaip tai nepagalvojau, kad biškį per nelyg storus strypus nupirkau. Ir iš tikrųjų, nežinau, čia kiekvieną kartą kovoju su ta gamta, nes niekad nežinai, kur ir kada čia pakliūsi. Bet, iš tikrųjų, blemba norėčiau, kol dar yra, pavadinkim, kad ir šilta, bet žiema, pabaigti iki galo susitvarkyti tą aplinką, nes prasidės vėl šilti orai, vėl pradės visos ataugos augti, kartu su žolėm ir paskui yra pakankamai sudėtinga iš tikrųjų su ta gamta kovoti. Tai va, tokai bus jau tik tai atžalos, tai ten einant su trimeriu, su žilka tikrai nėra problema tas ataugas nuskabyti arba bent jau užsidėjus peilį. Nes tą aplinką, kaip vat video matosi, aš vis einu į sklypo kraštą ir iš tikrųjų kantrybė darybė ir vis tiek aš tą kiemą savo atsimsiu. Bet vat su aplinkui esančiais dirvonais, kurių niekas nedirba ir man tvarkytis neleidžia, ta prasme neleidžia, norėčiau tvarkyčiaus. Bet kai tai yra ne mano, tai vėlgi. Šiaip iš tikrųjų po truputį verda ta mintis, kad kai pabaigsiu susitvarkyti aplinką, kad vis dėlto galbūt būtų metas pagalvoti ir apie traktoriuką, nes su trimeriu tos beveik 30 arų pirkti yra pakankamai sudėtinga, arba bent jau nusipirkti kokią rimtesnę
žaliapjė. Bet man ta žaliapjė viena iš tikrųjų nereikalinga, nes tarkim, kad ir perkant kitus klipus, man labiau yra reikalingas trimeris negu žaliapjė. Žaliapjė vien tokia pinigų išmetimas realiai. Tai va, bet su traktoriuku irgi galima būtų, čia prie ūkio jisai labai tiktų, aišku, būtų faina ir koks nors keturatis, dar kažkas, bet tas irgi šiai dienai man nelabai jisai reikalingas. Tai va, šis antradienis yra toks, be 25, tai kol grįšiu į Kauną, bus tokių pusė 6. Akis aplipusios dumblais, į barzdą plaukai neįlenda, į plaukus irgi. Tai va, pirmas darbas grįžus namo, lyst po dušu ir gerai išsiturkšti. Nes tarpudantis pilnas žvyrų, akis ašaroja. Tai va, kol kas šiandien tiek. Aišku, važiuok į sodybėlę, darbuotis atradęs minutę, tai būtinai lietus turi pilti. Iš tikrųjų, nežinau, grįžti atgal prie sienos, prie vidaus, kadangi lietus laukia lyja. Nu, jeigu nustos, tai galbūt kažką tai pasidarysiu laukia, bet šiuo atveju tai vat, dėl pačių metalinių strypų, nežinau, galvojau iš tikrųjų, kad čia didinti tas skyles, nes čia nematau tikslo. Tiesiog nusipirkau M10 strypą, žiūrėsiu, iš tikrųjų turi jisai čia puikiai tikti, tai darysiu su 10-uku, nes čia kiekvieną tą skylutę išsididinti, smarazmas čia vargau prie. Tai tiesiog skirti strypą. Šiuką čia patikau priliptęs, bet pasiliko nuo praeitą kartą. Tai va, nu ką, toliau į trasą, toliau į darbus. Ten dar pastovi. Tik kol šitą apšiausi, žodžiu ką pasidusau, tai vat vieną dar neprisukau, bet vieną jau kimi vietą pastačiau, tik tai nežinau, nesugalvoju dar kaip tas rastus reiktų ištampyti ir sutampyti į vietą. Šiaip taip stovi pagal gulščią gražiai, taip irgi stovi pagal akį, tai nežinau, tarpas belia kokio dydžio. Tai va, iš tikrųjų nustojo vietos, pasižiūrėsiu, pabandysiu, ką nors gal pievą papjauti, dar kažką. Šiaip iš tikrųjų dar kol kas pakankamai anksti. Oras visai gražus pasidarė, beveik norėtų ir saulė šviesti. Tai naudotis tuo pagražėjusiu šiek tiek oru. Na tai kol lietus nelyja, čia šiek tiek apsitvarkiau šitą kampą. Iš tikrųjų, praeitą pavasarį, kai obelis genėjau, buvau prisipjovęs daugybę šakų. Tos šakos, aišku, per vasarą neišrinktos apaugo žolėm, bet dabar po truputį, kadangi trimerio jau irgi nebepjauna, tiesiog po truputį viską. Iš tikrųjų dabar taip čia bevaikščiodamas pirmyn atgal galvoju, na va, mano vyresnėlis sūnus sakė, nori pinigų užsidirbti, tai galvoju, kokį savaitę jaunuolį įsivežti čia ir vienu ypu galbūt visą šitą pakrantę ir sutvarkyti. Nes čia, sakykime, tos plonesnius, ką su trimeriu galėjau prasieiti, su to pjūklu tai prasėjau, nes kai kur ten kuo toliau lendi, to daugiau tų medžių. Čia tas pakraštys visas, bet iš tikrųjų dar praėjau ir kitą pusę, nes čia mano buvo daugybė tų medžių pripjaustyta, tų šakų visokių. Tai va čia dar yra toks kampukas, kuriame auga, čia nežinau, alksniai nežinau, aš čia nesu didelis žinovas, bet vat jau nuo to šilto oro jie jau čia pradeda ir sprogti. Iš tikrųjų, va čia yra tokie krūmynai, čia dar senų kažkokių medžių, dar iki manęs kelmų vat yra supūlusių. Tai iš tikrųjų galvojau tą pusę, nežinau, judint, nejudint, jinai čia kaip ir labai gerai užstotų tą vėją, bet tas šabakštynas mane nervuoja iš tikrųjų. Tai galvoju, gal jeigu ten sūnus pasirašys, tai paimti pjūklą bent jau kažkiek, tai kas antrą, kas trečią, galbūt jį čia tą medį prapjaustyt, praskabyti. Ir vat šita dalis, obaliai jos neskanus, bet jinai vat, nežinau, matos, nesimato, jinai pakankamai tokia masyvi, šakos tokios storos. Ir sakykime, va čia aš buvau pasikabinęs, pasidaręs iš virvių tokia kaip ir supynė, gal ir visai nieko būtų. Tai va, bet tą pirmą, aišku, reikia susitvarkyti šapakštyną. Jį biškį prasiretinti, galbūt ir tie patys medžiai jie pasidarytų aukštesni, biškį išstyptų, nebūtų toks
toks džiunglynas ir iš tikrųjų, nemačiau, slyvai, visur vien tik slyvai. Iš tikrųjų, pradėjau žiūrinėtis, skaitinėtis, norėčiau nusipirkti pušų. Pasižiūrėjau, pušis, iš tikrųjų, jos pakankamai greitai auga. Realiai, kiek mačiau pagal aprašymą, kad per 10 metų pasiekia 4 metrų aukštį, tai jeigu tą sklypą čia, kas nežinau, kokiais pakraščiais kampais pasodinus tuos medžius, jie su laiku užaugs ir manau, kad visai tikrai fainai būtų, nes man tas pušų kvapas visas tas iš tikrųjų šiauriai patinka. Ir tai va. O su medžių pjovimu, va čia va irgi buvo daugybė slyvų, kadangi aš palikau tas nuopjovas, nes galvojau tiesiog kažkaip paimti po truputį jas išrauti ir aišku vėl tas galas vėl visai atželinėja. Tai reikės arba iš tikrųjų paimti ir tuos kelmus bandyti kažkaip pirauti, arba degant, ar kažką tai su jais daryti, kad susitvarkyti, nes vieną galą susitvarkai, kitas galas vėl želia. Tai va čia prie namuko, kur pastoviai žolę brūžinu, tai tie visi šabakštynai mažėja. Čia buvo prie pat namo tos alyvos, tai čia dar archeologai kaip kasinėja, irgi šaknų prirausia, tai irgi čia vatų visokių yra ir galbūt pabandžius užkabinti su mašina gal eitų čia kažką tai padaryti, atkasti. Mano kaukolė, kas esat žvėrininkai, galit pasakyti, kas čia yra. Kaip čia ragai nupjaustyti, tai čia klausimas, ar čia karvė buvo su tokiu, ar čia kažkoks kitas gyvūnas, nes kaulai, dubens visą kitą tikrai pakankamai dideli. O šiam kartu tai, manau, turbūt tiek. Kraunu šmukės, važiuosiu namo. Lietus, aišku, nurimo, oras gražus pasidarė, bet daugiau šiandien nebeišmanau, ką čia nuveikti ir šiaip tikrai pasakė, šiandien jau nusibodo. Tai va, traukti namo ir viskas, o jum. Jeigu patiko video, dedat laiką, rašot komentarą, jeigu kažką irgi tokia darot, pasidalinkit patirtim, kaip ką galima padaryti, kaip viską susitvarkyti. Ir aš suprantu, kad daug dalykų galima padaryti samdant žmonės, kad ir šitą šašlavyną, bet aš tiesiog, esu toks, noriu pabandyti pats, noriu padaryti pats. Ta šiperį čia irgi po truputį renku ten, dedu į krūvą, paskui reikės galvoti, kur tą šiferį padėti, kur jį utilizuoti, nes čia draugai siūlė viskas, kad lavaną ir viską palaidot, aš to nenoriu. Tai jau, noriu susitvarkyti, noriu pasidaryti viską tvarkingai. Beje, čia ūkininkai pradėjo tvarkyti, o čia radau tokių dalykų. Va tokių vamzdukų, visokių dangčiukų. Hebra, kas prie ūkio, kas iš 90-ųjų. Manau, suprantat, kas čia kokie vyko. Tai, o vyko gamyba, tai manau, taip, tai va, Hebra, viskas. Iki kitos serijos.